Tai va, žiūrėkit, paprašysiu vieną dalyką, labai gražiai. Pasiūlymą gal, sakykime, tokį duosiu. Aš esu visų pirma, pradėkime nuo to, kad aš esu už pasivaikščiojimą bet kada, ryte, vakare, prieš pietus, po pietų. Ir esu minėjęs nekart daręs video dėl kokių priežasčių būtent, ką tai daro mūsų sveikatai mums. Bet va, žiūrėkit, aš išėjau pasivaikščioti ir mano telefonas kur yra ir kur mano galva. Matot? O mes čia pastoviai kalbam apie laikyseną, apie galvos skausmus, apie sprando skausmus, tvarkom, taisom juos. Ir žiūrėkit, vienas nedidelis judesys, pakeliu telefoną truputį, atrėmiau alkūnę į šoną, pakėliau telefoną aukštyn ir žvilgsnį, kiek įmanoma žvilgsnį žemyn. Ne telefoną žemyn, va šitaip, kaip mes dažniausiai darom. Tame tarpe ir aš, tarp kitko, pagaunu save, va, pakeliam, žvilgsnis žemyn, kiek įmanoma. Ir savaitės gale, dienos gale, mėnesio gale, tai čia yra, skirtumas bus diena ir naktis. Žvilgsnis žemyn, pakelkime aukščiau telefoną. Jeigu jau reikia iš vis jį išsitraukti. Žinau, gal būtų nelabai, aš čia, žinai, su tokiu prašymu durnai gal atrodo, bet nes aš pats to telefono neišlaikau, kišeniai dega tiesiog, bet, nu va, jeigu jau išsitraukiam, pakeliam jį biškį aukščiau, laikom, pasinaudokim raumenim ir smegenim. Bus tikrai mažiau skausmų ir sprando, ir galvos skausmų, ir energija bus kitokia. Ir aplamai, jeigu jau telefoną neįsitraukiam, neįkim galvą nukabinę žemyn, pakelkim galvą, žvilgsnį į horizontą, į priekį. Žmogaus akis mato ir į šonus, ir į apačią, ir į viršų visur. Mes turim tokį labai puikų regėjimą, turim stebėti aplinką pastoviai, skanuoti. Tai, žodžiu, nebijokit pakelti galvą, žiūrėti į tolį ir atrodysim gražesni, aukštesni, būsim sveikesni. Einam pasivaikščioti.